Sveiki, norėjau padaryti greitą vėdrynų apžvalgą. Taigi lysvė atrodo tikrai nuostabiai, pilname žydėjime. Praktiškai visi jau žydi visų spalvų vėdrynai. Kas įdomu, kad paskutiniai užmerkti praktiškai mėnesių vėliau negu šitie, geltoni ir oranžiniai. O jau su žiedais ir jau beveik žydi ir praktiškai prisivijo visus savo kolegas, kurie buvo daug anksčiau sudaiginti ir pasodinti. Tai galim padaryti išvadą, kad tikrai sušilus orams labai greitai auga vėdrynai ir, kaip suprantu, nelabai turbūt yra skirtumo, nes, kaip matom, visi jie pražydėjo praktiškai vienodai. Tai tikrai labai džiugu ir gražu. Praktiškai reikia kasdien skinti, jeigu nori, kad tie žiedai neišsiskleistų taip greitai saulėje, nes čia tokia yra saulėta vieta, arba bandyti galbūt kitais metais pasodinti į labiau pavėsį, bet kaip matom, po pietų visas sklypas lysvių yra saulėje. Tai tikrai ant saulės daug greičiau išsiskleidžia ir daug greičiau nužydi. Tai čia bus ateičiai pamąstymų. Tai visiems linkiu gražaus savaitgalio ir susimatysim kitam filmuke. Iki.